Ši garsi moteris pasakoja, kaip vaikystėje jos mama prabėgom, palėtė į galvą ir pasakė, kokią tu pas mane baisuoklytę. Na ir paskui pasakojo, kaip tai paveikė jos suaugusiosios gyvenimą. 2 santuokos su psichopatais, pusę gyvenimo prašikta, o savivertė žemiau plintuso. Ir daugelį video savo kartojau ir kartosiu, kad pasąmoniai laikas neegzistuoja. Ir nesvarbu, kad jums tėvai labai senai pasakė negražius žodžius ar kažkas iš jūsų aplinkos, tačiau jūs tomis vaikiškomis programomis naudojatės ir suaugusiojo gyvenime. Taigi nebūtina prašiktis savo pusę gyvenimo, o gal visą, geriau pasimokinti iš kitų klaidų ir eiti pasikoreguoti pasąmonę, jeigu šiai dienai jaučiatės blogai, mažai uždirbate, nesukuriate santykių, nes viskas slypi tik mūsų pasąmonėje. Gražaus gyvenimo ir iki.